Labadiena, šiandien laidoje generalinis direktorius Vytautas Krištapavičius. Sveiki, Vytautas. Sveiki, kodėl pasirinkote būti generaliniu direktoriu? Man asmeniškai generalinis direktorius visuomet asocijavosi su darželio auklėtoju, kuris neša didžiausią atsakomybę už darželyje esančius vaikus. Manau, analogiškai viskas vyksta ir įmonėje. Tad atsakomybė yra man didžiausia paspirtis siekti užsibrėžtų gyvenimo tikslų. O kokios savybės yra labiausiai tinkamos šiam vaidmeniui? Manau, būti lygiavertišku visose įmonės grandyse. Tai sukelia įmonės darbuotojams pasitikėjimą, tikėjimą bei pagarbą įmonės vadovu. Kokia tavo patirtis projekte bus naudinga vykdant šiam vaidmeniui būdingus darbus? Supratau, jog reikia būti lanksčiu bei sunkiausiais momentais atsakyti ne. Ko tau dar teks išmokti, kad sėkmingai dirbti šiame vaidmenyje? Manau, svarbiausia yra mokėti mokintis iš svetimų klaidų, tai pernešant bei priimant kuo didesnę patirtį, tuo pačiu taupant laiką ir pinigus. Dėkui už atsakymus.